Sveiki, labas rytas, kaip visada, kol dar nepradėjau šito vlogo, nepamirškit spausti subscribe mygtuką apačioje, laikančią video, padeda algoritmams, ačiū, kad čia esat, jau netoli 10 000 sekėjų, I can't believe it. Pastarėjai įvykiai pasaulyje sukrėtė visus, manau, tiek mane, tiek aplinkinius. Aš, būdama savimi, visada stengiuosi išlikti pozityvi, padariau viską, ką galėjau, dalinuosi kiek įmanoma gerais dalykais. Šiandieną yra 8 ar 7 diena karo, kas aš iš vis negaliu patikėti, kad karas vyksta šiais laikais. Ta prasme, man atrodo, žmonės turėtų mokėti kažkaip kitaip išsispręsti pykčius ir visą kitą, bet matau, kad neišeina. Šiandieną aš važiuoju į Labdaras, palikau ką tik vaiką pas mamą. Truputį pasivaikščiosim, pažiūrėsim, ką galim rasti, prasiskaidrinsim nuotaiką, tiesiog pailsėti. Ir aš kviečiu jūs visus tai padaryti, tiesiog eiti, užsiimti savo mėgstamą veiklą, bent šiek tiek pailsinti galvą valandai ir 2. Mano mėgstama veikla yra vaikščioti po Labdaras, tai tą šiandien ir darysiu. Let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. Na, čioš! And I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking and the wind blowing in the trees. Sveiki. Leonardas miega, tai negaliu klykti. O, kas čia mano plaukam? Noriu parodyti, kam nusipirkau, iškart perspėjau, kad nieko gero neradau. Humanai buvo po 5 centų, bet radau Leonardui žiauriai fainą striukę labai. Į priekį dar vis galvojau, ar pirkti ar ne, nes ten 4-5 metų, bet nežinau, labai fainą tai nupirkau. Ai, iš tikrųjų, nusipirkau va tokią va suknelę. Juoda ir jinai kaip maikė. Nežinau, čia be firmus. Kiek aš už ją mokėjau? 3 eurus gal. Labai man faina, nes tokia labai laisva, tai vasara bus žiauriai gerai. Ir plus aš važiuoju ten, kur šilta atostogų. Bet nenoriu sakyti kur, tai bus labai faina šita. Čia kaip raincoat, bet labai faina, žiūrėkit. 5 centų kainavo. Nežinau, kokia čia pirma, bet atrodo tai praktiškai nauja. Arba pavasarį, arba vasarą, jeigu kokia šaltesnė diena užsimesti. Tik tiek, kad jin čia 4 metų vaikui. Tai bus į ateitį. Bet man labai patiko tas printas. Tai paėmiau. Tada sau nusipirkau tokią maikę. Kažkuo mane labai sužavėjo. Pagaminta Indonezijoje. Man patinka tokios storos maikės, tai va šitą bus žiauriai faina irgi užsimest. Tada nusipirkau treninginės kelnes. Panomus. 5 centų. Ir kitas treninginės kelnes. Bet su šitom dar gali kažkur išeiti, nes čia tokios kaip timpos, tik laisvos. Visą faina. Kažkaip turiu tik tos raudonus treningus, kur visada vaikštau, bet jie tokie šilti su pukeliu. Ir kai kartais noris užsimesti treninginės kelnes, nu nėra, neturiu. O man timpos tokios tai nelabai patinka, tai visai faina. Tada nusipirkau šitokią maikę. Baltą paprastą. Ir tada tokią maikę. Galvoju irgi dabar, kai važiuosiu, pasimsiu atostogą. Žodžiu, čia toks galas, matot, iškirptas. O priekis toks, tai visai faina. Ir nusipirkau tokias treninginės kelnes. Kažkaip aš jas pamačiau, man jos žiauriai fainos, tokios vintažinės. Kaip jums, nežinau, parašykit komentarę. Ai, o Leonardui striukė. Tai nupirkau šitokią. Kelių čia metų vaikui rašo. Nu čia kažkur 4 metų vaikui.
Bet pažiūrėkit. Ir žinot, kokia čia firma? Timberland. Tai reiškia, ta striukė bus su natūraliu pūku, viduje labai šilta. Nu, žodžiu. Žiauriai faina. Ką? 5 centų Timberland striukė. Nėra kapišono, bet Leonardas niekada nesideda kapišono, nes jam nepatinka. Žiauriai geros kokybės, niekur nesutepta, nieko. Va, žiūrėkit, kaip vidus atrodo praktiškai nauja, ne? Gerai, einam paguglinti, kiek kainuotų tokia striukė. Gal net tokia pat rasiu. Va, žiūrėkit, praktiškai tokia pat, ne? 82 svarai. 5 centų, 82 svarai, 5 centų. Ai, irgi paprasta papo čia apsimauti. Nu, tik aišku, reikia išskalbti. Tiek paėmu, dabar einu pafilmuoti porą tiktokų, nes sakiau, kad filmuosiu savo daugiau tiktokų ir tada susitiksim, pažįsim, ką darysim. Dabar to. Kokia čia tarka? Dabar tu tarko. Įsikrita. Palauk, tada pasimkim didelę. Palauk, kažkas sakai tavo. Palauk. Įstatykim, duok ranką. Jam tarkok. Nu, tarkokim. Dėk ranką. Dėk čia ranką. Taip. Sveiki, labas rytas. Kaip ir kiekvieną rytą susitinkam čia, nes darysim rytinę veido odos priežiūros rutiną. Dar ką norėjau iš tikrųjų jums pasakyti, kad aš noriu gyventi kitaip. Aš rytais jaučiuos tokia pavargus ir išsunkta, nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad aš tokia ne viena ir jūs man pritarsit vakar. Jau turėjau eiti miegoti 12 maždaug nakties ir įsijungiau tiktoką, galvoju, tik truputį pažiūrėsiu ir nuėjau miegoti 1 valandą, akis ištinusios, nes jeigu aš vakarais tamsoj pasėdžiu prie telefono, rytais mano akis labai būna ištinusios, tai aš stengiuosi to nedaryti. Ypač stengiuosi nesinešti savo telefoną į lovą, visada palieku salone ir dar kur nors, nes man nereikia žantuvo, nereikia prabusti kažkokiu tai laiku. Tai Leonardas prabunda vis tiek po 7 arba 8, tai gan anksti. Tai aš nusprendžiu nesinešti telefono, bet kas yra, kad aš vakarais, jeigu įsijungiu tiktoką arba tiesiog atsisėdant lovos, tai tirpsta tos valandos, nieko nenuveikiu produktyvaus ir tiesiog sėdžiu telefone. Nusprendžiu taip nepadaryti, iš tikrųjų labiau rūpintis gal savimi, aš nežinau, gal jūs man pritarsit ar ne, gal pradedam tiesiog daryti tai, ką prisižadėjom, daryti tai, ką norim, nes aš iš tikrųjų visada maitinsiu sveikiau, nebežiūrėsiu tiek TikTok, nebebūsiu tiek social media, ta prasme tas toks skrolinimas be tikslo. Aš TikTok'e dažnai sėdžiu, kad prisigaudyčiau trendų, pažiūrėčiau, kokius aš pati video darysiu, bet va toks va skrolinimas, kad skrolinti po 2 valandas į dieną, tai have to stop. Nu, dabar tepsim mamai. Amk. Mama. Tepsim. Mama. Čia mamai. Mama. Leonardo pirmas žodis mama ir tėtė, bet dabar pradėjo grinai mane vadinti mama, tai žiauriai faina. Parodyk man taip į kamerą. Sakyk, aš tepu šitą kremą. Ačiū. Čia hialurono serumas iš The Ordinary. Bet per metu Čia iš FM iš tikrųjų tonikas su aloe vera visai fainas. Krema. Taip, prisitepsiu, aš čia nepalei eilę. Ką aš jums norėjau parodyti, tai šitą aparačiuką iš Ana Marija. Čia yra ultra garso spinduliais valantis veido odo aparatas. Aš jį naudoju dabar apie 3-4 savaitės. Jį reikia naudoti 2 kartus per savaitę, tik ne kiekvieną dieną, ne rytą vakare. Labai gerai išvalo odą. Kas turi daug inkštirų, labai gerai. Ir šiaip tiesiog atgaivina odą. Taip tiesiog bružini per veidą, visada į viršų, niekada nedragini į apačią ir labai svarbu ant sausos odos nedaryti. Oda būtų šlapia, tai visada dadrekinkit ją. Aš turiu linką
Šitas aparatas dabar, man atrodo, ant akcijos kainuoja tik 35 eurai. Aš turiu linką, tai numesiu apačioj. Kas yra? Nebijokit, čia neskauda nieko. Bet man tai šiaip labai pasiteisinęs. O prie to, ką sakiau, kad noriu pradėti gyventi kitaip, tai tiesiog tikrai, ką prisižadėjau tą daryti, maitinti sveikiau ir eiti daugiau pasivaikščioti, o dabar išsivalau odą ir važiuojam. Su Leonardu pasivaikščioti ryte, kažkur tai. Gražus oras, kodėlgi ne. Tiesiog pradėti daugiau rūpinti savimi, tiek iš vidaus, tiek išorė. Nu, ta prasme, išorė aš visai rūpinuos, veido oda man yra labai svarbu, bet tiesiog rūpintis labiau savimi iš vidaus. Va tą aš noriu padaryti ir linkiu jums padaryti tą patį. Koilės nusimovėjai? Baba. Baba? Štai taip atrodo mano veido oda, kaip matot. Čia šiek tiek turiu raudoną, nes spogai dėl mitybos ir dėl to, kad dabar turi prasidėti mano mėnesinės. Bet palyginus šiaip visai neblogai atrodo, kaip aš turėjau aknę ant žandų labai didelę, tai dabar labai džiaugiuosi savo veido odą. Atvažiavam prie salduvės. Labai man čia patinka pasivaikščioti. Šiek tiek šalta šiaip laukia šiandien. Pažiūrėsim, gal nesušalsim. Taip, tai aš kai gyvendavau Londone, tai ko labiausiai pasiilgdavau, tai gamtos, nes Londone, kaip žinot, yra daug miesto, didmiestis, iki gamtos reikia važiuoti toli, yra parkai, bet jie tokie labai sutvarkyti, išpuoselėti ir nėra to tokio natūralumo labai. Visada žolė gražiai nupjauta. Nežinau, ir ten toks kaip, tarkim, ežeras ir žolės didelis plotas, o man tai tokio miško reikia, tokios natūralios, neapdirbtos žmogaus rankos, nepaliestos gamtos. Tai labai fainai, iš tikrųjų, kai grįžti į Šiaulius ir čia visur pasivaikščioti. Kai grįžti į Šiaulius, aš jau čia gyvenu metus, o mane, aš negaliu patikėti. Pavargau, reikia daugiau vaikščioti ir praleisti laiką gamtoje, nes jau pavargstu beeinant. Jo, iš tikrųjų ateina vasara, tai reiks daugiau sportuoti, daugiau vaikščioti, visą laiką būt lauke, važiuosim į Palangą Šventąją, tai žiauriai faina. Gerai, kad Leonardas sėdi tam savo vežimėlį, kažkai dviratis, nes tada galim pasivaikščioti, gal eiti link miško šiek tiek, bet aš neturiu pirštinių ir man žiauriai šąla rankas, tai darau taip. Jo, aš iš tikrųjų tokiais laikais kaip dabar, ten, gerai, tokiais laikais kaip dabar, su ta Ukraina, kai aplinkui visur karas ir tikrai kviečiu išeiti į lauką, truputį prablaškyti mintis, nes tikrai galima išpratėti iš tos nežinomybės, ką daryti ir panašiai. Tai labai faina pasivaikščioti, prablaškyti mintis, tiesiog pabūt su gamta. 3. Laikykis.
Laikykis, Leonardai! Laikykis! Laikykis! Leonardai yra tas dangčiuks. Ką? Kur tas dangtelis tu padėjai? Toks juods dangtelis, nematėjai? Nuo to aparačiuką. Man dabar reikia to dangtelį. Kur padėjai dangtelį, Leonardai, nu? Ai. Aš jaučiu turėčiau sakyti labas rytas. Žadėjau užmigdyti Leonardą ir pasidaryti daug darbų, įkelti tik tokį nufilmuoti, ką žinau apstarkyti, bet užmigau pati. Leonardas dar vis miega, tai aš miegojau 2 valandas, jis dar vis toliau miega. Eisiu pas tetą apsikirpti galiukų už valandos. Tai reikėjo žadinti, einu pasidaryti kavos. Tikriausiai, kad mes abudu labai pavargęs, Leonardo. Gerai, biškį apsikirpsiu galiukus, nes jau labai kažkaip jie velėsi, tokie išplonė, apšiūrė, tikrai jos reikia apkirpti. Paskutinį kartą galiukus kirpaus rugsėjo mėnesį, tai daugiau nei pusę metų jau praėjo. Aš su kirpyklom tai sakau, neturiu aš kirpėjas, nevaikščiau šitas kirpyklas, dažausi namie pati, šiaip turiu va tokią va kirpėją Eriką, kurią pasitikiu Šiauliuose, pas ją buvo rugsėjo gal mėnesį ar spalį. Ir kažkaip niekaip po to pas ją neapsilankiau, ne dėl to, kad kažką blogai padarė, nes kai nudažė man labai patiko, bet aš kažkaip neprisiverčiu nueiti į kirpyklą. Aš nežinau, ar jums taip yra, ar čia tik aš tokia viena, bet aš neprisirašiau. Man nagus susitvarkyti dabar atrodo labai faina meistrė, tai ačiū Dievui. Ir pas ją dabar vis einu ir neprisidarbu nieko pati, bet su plaukais labai sunku. Labai noriu išsipešioti antakius ir biškį pasidažyti, nes tokia kaip be jėgų. Ir dažnai man tai būna, kad kol aš nesusirašiu ir nepasidažau, kad tokia jaučiuosi be noro kažką daryti. Labai laukiu iš tikrųjų, kol kad nors išsigysim savo namą ir galėsim viską pasidaryti, kaip patys norim. Jeigu dar kursiu video, tikiuosi, kad kursiu, manau, kad man pavyks, tai parodysiu jums viską, kaip mes renovuojam ir panašiai, tai manau būtų įdomu visiems. Čia kažkaip spaugų labai daug pridėko ir jeigu ant kaktos dygsta spaugai, tai reiškia jei dėl maisto ir aš pastarąsias dienas valgau visokias picas, ten čipsai ir panašiai, tai jo. Ant tokio aš irgi niekada neinu tvarkytis niekur, nes kaip ir pati moku. Dabar kažkaip, kai žinias pažiūrėjau prieš miegą, tai ir noras dingo kažką veikti, nes dėl tos Ukrainos labai gaila ir dėl tų žmonių ir vis dar niekas nesibaigė, jau kelinta čia 8 diena. Kažkaip žiauriai gaila ir žiauriai baisu. Aš įsivaizduoju, jeigu man reikėtų būti toj situacijoje Ukrainoje, tai iš tikrųjų yra nepavydėtina, ką žmonėms reikia iškęsti. Vis pasižiūriu kiekvieną rytą Aurimo kelionės, kuris dabar Balyje yra. Susirgo neseniai irgi labai gaila, nes pačiam vienam aš tikiu kaip ne piragai dar kai sirgi. Jis keliauja aplink Balį, o mes Balį praleidom 2 savaitės prieš 3 metus. Man iš tikrųjų labai didelė nostalgija, kai aš žiūriu jo vlogus dabar. Man patinka, kaip jis natūraliai viską parodo taip, kaip yra. Šiaip jo tie vlogai tokie labai arti, ką aš bandau irgi parodyti ir ką aš filmuoju, nes aš filmuoju visą to tokį natūralų, nepaeditintą gyvenimą.
Kiti žmonės tikriausiai galvoja, kad nuvykę į Indoneziją, o tokias visas šalis, tai bus labai gražus paplūdimiai ir nėra šiukšlių ir viskas taip gražu, taip Maldyvai yra tam skirti, tarkim, ten viskas gražiai išpuoselėtas, tvarkyta, kad tiesiog galėtum kelti estetiškas nuotraukas ir gyventi estetišką gyvenimą, bet Balis iš tikrųjų gyvena žmonės arba gerai, arba gan skurdžiai ir tikrai gan skurdžiai gyvena kiti žmonės. Didelį įspūdį, kas paliko, įspūdį nežinau ar gerąją to žodžio prasme, kad ten labai skurdus tokie gyvūnai, šunys, tarkim katės, ypač šunys tokie labai kaulėti. Šiaip Balis tai man labai didelį įspūdį paliko kaip šalis, pati kultūra. Aš norėčiau ten tikrai grįžti. Gal net pagyventi pusmetį būtų labai faina. Iš tikrųjų, aš prisimenu, kad aš pirkau The Ordinary Serum Foundation. Aš naudoju Full Coverage Foundation, tą savo mėgstamiausią, o tos The Serum Foundation nebuvau bandžiusi. Tai išmėginsim šiandien. Grinai vanduo. Gerai. O, bet šiek tiek jinai kitokia negu to mano. Gal reikėjo čia kempinėlės man? Geras. Nu, aišku, šitą aš pasiėmiau šiek tiek gal per tamsų atspalvį, nes vasarą aš ją naudoju, labai gerai atrodo, bet 3 lašiukai visą veidą padegė geras. Ir visai daug maskavimo, aš galvojau, kad jin bus čia tokia labai kaip BB kremas, bet žiūriu, kad čia pudra. Nu, po kol kas neblogai atrodo. Atrodo visai gražiai, taip lygiai pasidengia. Oi, kas čia, ar čia pedėlis? Taip lygiai pasitempė, susigėrė jodą. Tikėjausi tai visai netokio efekto, bet... Nu ką, žinau, visai neblogai. A tu primegojai? A tu žinai, kad aš su tavim megojau irgi? Ką? Mes megojam kartu, abudu. Žinai? Ką? Tu gerai primegojai? 3 valandos. A važiuosim pas katinėlį? Kirpsim plaukus mamai? Mamai, gerai? Mama. Važiuosim pas katinėlį, meu, kur tau patinka. Ateik. Nu, o kokie sveiki. Ką tik apsikirpom. Dabar sveiki plaukai. Atsimenu, kažkas pakomentavo, tavo kaliukai kokie nušiurė, tik tokie, tai dabar jau nebebus nušiurė. Leonardas. Leonardai! Ra! Ra! Laukiamės Aistės. Taksi paslaugos. Už valandos. Taksi paslaugos. Sumokėsi maistą. Ir namų tvarkymą, nežinau, bardak žiaurs. Nustebinau. Čia jau ekstra aplinkui vieną ratą. Įspūdžių čia dabar. Žodžiu, aš Palaudama, kur čia važiuoti, ai gerai. Aš jam prižadėjau važiuoti žaidimų kambarį, nes tipo, mes galvau, jau žvegdysiu, eisiu sutvarkyti kambarį, žinai, ir panašiai. Bet taip gavas, ką pats nulūžau ir išvegau 3 valandas. Šiandien dar tą žinias pažiūrėjau, tai kažkaip net nuotaika dingo. Nežiūrėk tu tų žinių. Negalvok. Viskas gerai bus. Žiūrėk, Leonardas, sako, kepurę tu matei, čia mano kepurė praktiškai, bet jisai, tipo, sakau, kokią nori kepurę? Ta ir kitus neišeinu, žinau, tik ta. Bus medus?
Nemanė, Leonardai. Valgom pizzą, va. Ir sušius. Ir sušis. Iš kur aiste? Pica ir suši. Labai skanus. Šiauliai. Rekomenduoju. Rekomenduojam. Aš dar nerekomenduoju, nes dar neragavau, bet atrodo tai geriau negu... Ir kaina labai gera. Ir suši. Kitur kur bandžiu. Non-sponsorda. Aš norėčiau, pala, kitą kartą norėčiau, kad būtų Sushi Hill sponsored. Prašau, va, išgirskit. Ne. Dėk čia. Dėk ant picos atgal.